Suritu keliau, durelas pravėriau, aš išgirdau girdėjau sakalėlių balsų, aš išgirdau girdėjau sakalėlių balsų. Uoja tu sakalėlį, sieras paukštų žėlį, pasakyk, papurėk šalies nauja, anas pasakyk, papurėk šalies nauja. Legenda sako, kad kažkada šiuose vietose stovėjusi kunigaikščio Perliaus pilis, iš kurio Perloje ir kildina savo vardą. Pirmą kartą miestelis paminėtas 1378 metais Vygando Marburgiečio kronikoje. O kasgi ta garsioji Perlojos Respublika, apie kurią ausies krašteliu ne vienas esame girdėjęs? Kas tai yra perlojietiška dvasia? Labai sunkus klausimas atsakyti. Perlojietiška dvasia tai yra vienybė, draugiškumas, brolybė, atsidavimas ir visais atvejais padėti vienas kitam visą, ką tik žmogus gali padaryti gero. Kada Lietuvoje valdė Lietuvos kunigaikščiai, pro Perloją ėjo pagrindinis kelias, kuris jungė Gardino pilį su Trakais. Ir perlojiečiai nuo Merkinės iki Valkininkų taisė kelią ir atlikdavo priešo žvalgybą. Turėjo labai eiklius žirgus, kai jie sugebėdavo greitai duoti žinią. Perlojiečiai turėjo didelės privilegijas, jie buvo laisvi piliečiai, nebuvo baudžiauninkai. Perloja, ilgą laiką būdama Lietuvos didžiojo kunigaikščio globoje, turėjo nemažas privilegijas. Jos gyventojai išsiugdė karingą būdą ir nesileido skriaudžiami. Dar 1496 metais apskundžė savo tijūną, kad šis liepėsi vežti medžius ir statyti kaži kokius medžioklės tvartus. Didysis kunigaikštis Aleksandras tuojau sudraudžia tijūną. Panašių skundų amžių bėgyje buvo ne vienas. Kadaise prie Merkio stovėjo pilis, vėliau karališkasis dvaras, kurį apie 1520 metus Žygimantas Senasis padovanoja savo žmonai Bonai. Lietuvos ir Lenkijos didikai mėgdavo sustoti šiame dvare. Karalienė Bona gyveno čia slėpdamasi nuo epidemijos. Per baisųjį 1710 metų marą išmirė vos ne visi Perlojos gyventojai. Bet 18 amžiuje
Perloje atsigauna. 1792 metais Stanislovas Augustas suteikė jai Magdeburgo teises ir herbą. Perlojiečiai atsidūrę cariniai priespaudoj negalėjo pernešti, jiems buvo labai sunku. Ir jie visą laiką prieštaravo. Ir ypač dvasininkams, kadangi Perlojoj kunigai buvo lenkai, juos versdavo melstis lenkiškai, tačiau perlojiečiai negiedojo lietuviškai. Lenkiško pamokslo metu išeidavo iš bažnyčios. Perlojiečiai dalyvavo 830 metų ir 863 metų sukilime. Jie aktyviai reiškėsi, buvo Perlojos bažnyčia uždaryta. Atvyko žandarai su darbininkais ir numatė nugriauti bažnyčią Perlojos. Tačiau iš kariuomenės atitarnavę carinėje armijoje grįžę buvo du broliai Jaskoniai, vardų neatsimenė žmonių. Šie Jaskoniai buvo parsinešę tų metų šautuvus vadinamos berdankomis. Perlojiečiai jautė, kad gali būti griaunama bažnyčia, ar kas nors su ją bus daroma. Jie buvo Jaskoniai įsikasė apkasą nuo Merkio pusės ir ėjo sargybą. Saugoja ne vien jie, visa Perloja. Kada atvažiavo žandarai, darbininkai pastatė kopėčias, užlipo ant stogo ir norėjo plėšti. Jaskoniai įspėjo, kad nulipkit, nes kitu atveju šausim. Darbininkai nepakluso ir jie paleido į orą vieną salvę. To užteko. Darbininkai kūliais nusirito nuo žemėn, pasiėmė kopėčias, sėdo į vežimą su žandarais ir išvažiavo. Ir bažnyčia buvo uždaryta iki 904 metų. Bet nenugriauta. Nenugriauta, išstovėjo. 904 metais perlojiečiai patys atplėšė spynas ir iki 905 metų pavasario meldėsi be kunigo. Šitos dvasios dėka ten buvo numatyta pasistatyti naują bažnyčią. Jau 1909 metais Perlojos šitos bažnyčios projektas buvo paruoštas. Kunigo Šoparui esant buvo surinkta gana daug pinigų. Tačiau prasidėjo neramumai pasaulinio masto. Sutrukdė svarbiausia, kad labai tie pinigai buvo renkami, popieriniai. Jie neteko vertės. Nu ir bažnyčios statyba sustojo. Vėliau, nepriklausomybės metais, buvo pastatyta plytų degykla ir kalkių degykla. Ir visos bažnyčios plytos ir visos kalkės taipogi buvo išdegtos Perlojoje. Ir 30 metais išbaigė. Manoma, kad pirmoji Perlojos bažnyčia pastatyta dar Vytauto laikais. Ji buvusi suręsta iš maumedžio, nenaudojant nei geležies, nei pjūklo. Vėliau ne kartą remontuota. Jos sienos dažnai glaudė ir maištinguosius perlojiečius, bei jų vadą Joną Česnulevičių. Naujoji bažnyčia, pseudoklasikinė, suprojektuota inžinieriaus Michnevičiaus, traukia akis spalvinga skliautų ir lubų tapyba, figūrinėmis kompozicijomis, meniškais paveikslais. Kadangi šaulių organizacija buvo tvirta, jie savo lėšomis ir surinktomis brangenybėmis, kas neturėjo pinigų, pastatė Vytautui didžiąją paminklą. Lenkų demarkacinė linija buvo visai netoli, bijojo, kad kokio tai konflikto metu gali būti Vytauto statula nugriauta. Šauliai nutarė į
Vytauto didžiojo statula įmūryti geležinkelio bėgius. Kadangi arti Perlojos geležinkelio niekur nebuvo, tai jie nuvažiavo Krivas Zigmas, nuvažiavo į Marcinkonis, susitarė su darbininkais ir parvežė 3 gabalus bėgių. Tik tada buvo išlieta Vytauto didžiojo figūra, įdėta labai daug armatūros geležies ir, kaip pagal Krivo Zigmo pareiškimą, Vytauto didžiojo paminklas, skulptūra nenugriaunama. Ar buvo bandymų ją nugriauti? 46 metais rugpjūčio mėnesį nakties metu buvo atvažiavę su gaisrininkų kopėčiomis, užlipę darbininkai ir bandė per vidurį apkapoti statulą. Tačiau atsikirto į geležinkelio bėgius, o betonė geležinkelio bėgis nukirst neįmanoma. Buvo atvažiavę ir su tanku norėjo užrišti lynus, užrišo plieninius. Ir su tanku norėjo nuversti. Tačiau tankas nepajėgė. Ar patys perlojiečiai drįsdavo jį pagerbti tą paminklą? To viso šito 50-mečio metu perlojiečiai, tiesiog prieit prie paminklo buvo rizika. Net prieit prie paminklo. Tačiau perlojiečiai sugebėdavo. O dabar mes net gailim, kad išėjo ta mada. Kada buvo draudžiama, tai perlojiečiai sugebėdavo. Laidotuvių metu gėlės neša lydė, padėti gėlės, vestuvių metu, jeigu tenais. Ir Vytauto paminklo visą laiką buvo gėlės. Kad ir draudžiamų metu. Šiandien jau čia kita šneka, bet tuo metu. Kad ir kaip būdavo persekiojama, o prie Vytauto gėlytė buvo. Per žaliųjų girialį įsiklalio langelį, per žaliųjų girialį įsiklalio langelį, aina motulai per zizį dvarų, rankelas laužydamas sūnelius būdzyda. Rankelas laužydamas sūnelius būdzyda. Jie kelkit sūneliai, jie kelkit vaikeliai, jau žirgai pabalenoci, vainelį išjots. Jau žirgai pabalenoci, vainelį išjots. Į Perloją sugrįžo labai daug jaunų, energingų vyrų iš carinės armijos. Jie parvykę į namus pamatė, kad Perlojos gyventojus labai skriaudžia. Besislapstantys vokiečių kareiviai miškuose ir rusų kareiviai, ir šalia tų dar buvo ir plėšikų. Šie vyrai organizavo savo, iš karto labai nedidelę grupę, 30 žmonių, ir bandė su jų pagalba naikinti tas gaujas. Ir jam labai pasisekė, kadangi labai pritarė ir apylinkių kaimai. Iš tikrųjų, ta respublika gyvavo nepilnus metus. Nuo 918 lapkričio 13 iki 919 gegužės, kai atėjo Lietuvos kariuomenė, ir dar truputėlį tąsa iki maždaug vasaros tų pačių metų, kai Perloją užėmė Lenkai ir prabuvo arba kontroliavo Perloją iki pat 20 metų rudens. Tai buvo tokia aiški, tokia išsikristalizavusi savivalda, kad kuo labiau ją gilinėsi, tuo
daugiau ją žaviesi. Tiesa, galima ją vertinti ir romantiškai, galima ir ironiškai. Bet vis dėlto per tuos 4 metus, kai man teko pasigilinti į tą laikotarpį, kadangi čia yra ir asmeninis interesas, ne tik toks patriotinis Perlojos, ta respublika, iškyla labai taip žavus, unikalus reiškinys. Tikrai. Tais chaoso metais, kai iš tikrųjų viskas dar tik tai kūrėsi, Perloja tvarkėsi absoliučiai normaliai, turėdama viską. Ir demokratiškai išrinktą valdžią, ir kariuomenę, ir teismą, ir miliciją, ir miškų apsaugą, ir švietimą, ir prekybą, net ir nacionalinės mažumos reikalų tvarkytojus. Tėvelio klausinėdavom, kaip čia viskas prasidėjo. Jis tada buvo baisiai jaunas, 21 metų, tas vadovas, bet aukštas, 190 cm ir mums labai gražus, kai dabar nuotraukas žiūri, nors tų nuotraukų nedaug, jos tokios vaikiškos labai. Sako, atvažiavom, daug perlojiškių buvo pasitraukę į Rusiją. Perlojoj labai liūdna, labai nyku, labai netvarkinga, kadangi degė Perloja, niekas tų degėsių netvarkė. Lapkričio 13 dieną, tam visuotiniam susirinkime, buvo išrinkta 5 komiteto nariai. Ir jiems buvo suteikta didelis teisės tvarkytis, kaip jie jau išmano. Bet tas komitetas dar pasirinko paskiau jau savo darbuotojus, savo tarnautojus, pavyzdžiui, miliciją, ten tvarkai žiūrėti, švarai žiūrėti, Onutės tėvelį, paskui eigulius, kadangi miškai aplinkui ir tie miškai buvo be galo naikinami ir išnaikinti ir reikėjo tvarkyti tų miškų, ten tą apsaugą. Taip, kad čia dar buvo turbūt 14 žmonių, tiesa teismo, 3 žmonės. Na, o tos kariuomenės, Respublikai susikūrus, buvo iki 80. Žodžiu, ginkluoti tie, kurie galėjo jau, pareikalavus greitai stoti į būrį. Bet ginklų turėjo daugiau ir jeigu reikalas būdavo, dar 14 ar net keliasdešimt galėdavo jau tokių vyresnių vyrų. Čia kai porą kartų užpuolė Lenkai 19 metų pradžioj, tai maždaug 100 vyrų su ginklais supuolė. Tai Respublikos kariuomenė daugiausiai kovojo su Lenkų užpuldinėjimais, prieš Lenkus. Taip? Ir su Lenkais, ir su bolševikais, kadangi Raudonoji armija irgi buvo į Perloją atėjusi, kaip tik tai tuo metu, kai 2/3 Lietuvos užėmė, tai 19 metų pradžioj. Ir dar su vokiečiais. Vokiečiai buvo įsitiprinę merkiniai ir taip nuolat ir ėjo. Vokiečiai, bolševikai ir Lenkai. Paskiau jau nuo 20 metų ištisai su Lenkais. Viena iš tokių norėčiau paminėti kovų, tai 20 metais, kada Lenkai žygiavo užimti Alytaus. Lenkai apsistojo pradžios Perlojoje, tik atvažiavus nuo Varėnos, o perlojiečiai ir kariuomenė buvo įsikūrusi Skersabalių Daubose. Jie taip puikiai atliko žvalgybą, kad jie nutaikė patrankas į virtuvės katilą, vienas sviedinys sprogo virtuvės katile, o antras patrankos vamzdyje. Lenkai... Kieno patrankos vamzdyje? Lenkų reiškia patrankos vamzdyje. Lenkuose kilo didelė panika, čia už Perlojus važiuojant į Merkinę, lygumos, vadinamos valakai. Leido išeiti į šitą lygumą, nes jeigu pradėjo būti šaudyti, Perlojus kaimas būtų degęs. Leido jiem išeiti į tą lygimą ir čionais kryžma ugnimi visiškai šitas karinis dalinys buvo sudorotas. Merkių upė kraujais tekėjo, visa karinė amunicija liko perlojiečiams. Jūs pasakėte apie teismą. Kaipgi vykdavo tas teismas Perlojos Respublikoje? Labai įdomiai vykdavo.
nes teisėjas tai buvo tėvelis, o vienas iš tarėjų buvo būsimas senelis, mamos tėvelis, ir kitas kaimynas, jau tokie vyresnio amžiaus. Labiausiai tai bausdavo už arklių vogimą. Na ir turbūt už peštynės. O kokios būdavo bausmės? Bausmės įvairios būdavo, labai įvairios. Na, už tokius menkniekius į sklepą, ten parapijos bažnyčių, rūsys tokius buvo, ant duonos ir vandens. Nu, kokią parą ar 2 paras ir užtekdavo turbūt. Užtekdavo. Paskui būdavo piniginė bausmė. Ten kažkiek reikėdavo tuo metu, kas ėjo ten auksinai ar kas. Ir dar buvo tokia moralinė bausmė. Pavyzdžiui, kai tas vyras savo kaimynį išvadino tokiu negražiu žodžiu, viešai, kitiems girdint, jis viešai sekmadienį, kai visi išeidavo iš bažnyčios, ta bažnytėlė buvo dar tokia nedidukė, turėjo atsiprašyti viešai. Pavyzdžiui, teismus eidavo net iš tolimiausio apylinkių, visai jau ne Respublikos. Iš kitų kaimų, iš Laicių kaimo, tėvas pasakojo, atėjo moteriškė, reiškia į teismą Perlojos, ir skundėsi, kad vyras labai geria, ją muša ir vaikus. Nu, žodžiu, perlojiškiai kągi, nutarė, kad reikia eiti vietoj. Ištirt reikalą, nuėjo jau ten dviese. Nu ir moteris prie vyro pasakojo, ir primušė, ir už kasų tampė, ir taip toliau, gyvens negalima. Nu tai kągi, perlojiškiai ten pat vietoj jį vyriškai, per ausis apdaužė gerokai ir pagrasino, kad jeigu dar kartą ateis, bus blogai tada tau. Nu ir kaip ta moteris pasakodavo, tai žodžiu, vyrui kaip ranka nuėmė norą muštis, visai pasikeitė žmogus į gerą pusę. O jinai per 1,5 metų, nežiūrint, kad buvo nedzingės parapijos, ėjo melstis į Perlojos bažnyčią ir vis nešdavo aukas prie Marijos paveikslo, kiaušinius, ten sviestą, sūrius, ir vis meldėsi ir dėkavojo perlojiškiams, kad, žodžiu, jai, sutvarkė šeimyninį gyvenimą. A jūsų tėvelis buvo švaros ministras? Ne švaros, o lyg tai vidaus reikalų. Prižiūrėjo, kad gatvėse tvarka, švara būtų, kad nesimuštų žmonės, kad neužgauliotų vieni kitų. O jis, matyt, tuo laiku buvo aktualus tas klausimas ir jis buvo tvarkos prižiūrėtojas ir tiekėjas, kartu rūpindavosi partizanams, šauliam Perlojom, kad būtų laiku maistas atvežtas, išmokėtos algos, kad būtų. Buvo išleidžiami įsakymai rašyti, kadangi sekretorius Zigmas Jaunytis buvo raštingas žmogus, rašyti. Ir arba klebonas juos paskelbdavo, arba kur nors ant stulpo išrašydavo, kad štai ateis pavasaris, kad kuo greičiau šmeižtų, kad mėšlo nebūtų kiemuose, nei prie tvartų, kad būtų šuliniai išvalyti, kad būtų stogai neapdraskyti. Ir va štai čia tas prižiūrės. Prižiūrėdavo ir milicininkai, bet lyg toks jau vyresnysis buvo Zigmas Krivas. Švenčių įstatymas. O kodėl švenčių įstatymas, kad šventą dieną švęsk, tai yra nedirbti fizinio darbo ir taip toliau. Kodėl? Juk čia labai labai suprantamas dalykas. Sako, vaikeli, tu prisimink, kas buvo prieš tai. 4 karo metai, kai buvo badas, kai buvo gaisrai, kai buvo ir vagystės, ir plėšikavimai, visko buvo. Ir kai žmonės pasidarė tokie jau truputėlį kitokie. Ir be to, sako, prisimink, kad grįžo daug raseičikų, tai yra iš Rusijos. Jaunimo, kuris per tuos 3 metus nieko negirdėjau nei apie bažnyčią, arba labai mažai girdėjau, kuris nei tų papročių turėjo nieko, reikėjo žmonės instatyti vagon. Įdomus tas faktas, kad Perlojos komitetas
bendradarbiavo tiesiog su kunigais. Ta bažnytinė ir pasaulietinė valdžia ėjo ranka rankon. O bažnyčiagi tuo metu vis tiek buvo didžiulis autoritetas. Perlojos dvasininkai nusipelno atskiros kalbos, Nijolė, atskiros kalbos. Tai buvo išskirtiniai kunigai, kurie įėjo į enciklopedijas ir kurie įėjo į perlojiškių atmintį. Ir štai Respublikos laikais tai buvo kunigas Ignas Šopara, žemaitis, mėtytas ir po Baltarusijos, ir po Vilniaus krašto parapijas už lietuvybę. Tai buvo Didžiojo Vilniaus Seimo narys, 906 metais parašęs ir savo lėšomis išleidęs nedidelę, aš mačiau Respublikiniai Mažvydo bibliotekoj, rusiškai lietuvišką gramatikėlę pavadintą kalbamokslėliu, mielam Lietuvos jaunimui, kad jis mokytųsi gražiai lietuviškai kalbėti. Ir štai 910 metais jį atsiunčia į Perloją. Ten jis tuoj ima organizuoti tą tokį dvasinį kultūrinį gyvenimą, ypač karo metais. Pastatydina Špitolėtos parapijos namus, suorganizuoja chorą. Mama pasakodavo, kiek vargo buvo seniem perlojiškiam einant iš pažinties, kadangi buvo įpratę su didžiausiais barbarizmais šnekėti. Ir jos pamotė tą dieną, kai jau reikėdavo eiti iš pažinties, sakydavo, vaikeliai, mieliausi, pamokykit, kaip reikia sakyti. Neduok die, kad nepasakytau, prieš 3 nedėlės buvau spaviedzės. Kaip reikia? Prieš 3 savaitės buvau iš pažinties. Žodžiu, kad nepasakytų grieko, o tik nuodėmė. Kad nepasakytų pakuta, o tik atgaila. Žodžiu, seni žmonės, sako, drebėdavo eidami pas kleboną iš pažinties, nes klebonas buvo negailestingas. Apšaukdavo arba, irgi mama pasakodavo, tai taip pat čia priminė, guldydavo kryžium žemės. Jeigu po tų visų mokymų kas nors dar iš pažinties metu bent žodį pasakydavo lenkiškai, to jau jis nutraukdavo išpažintį, galvą iškišdavo iš klausyklos ir garsiai ant visos bažnyčios sušukdavo in Varšuvų. Ir tas žmogus, žodžiu, visas drebėdamas jau nuo klausyklos pasitraukdavo. Tėvelis pasakodavo, kaip Šopara žiūrėjo švenčių įstatymų laikymusi. Jis nesivaržydavo, turėjo tokią didžiulę lazdą, tokią gumpuotą lazdą, ir eidavo vakarais per Perloją ir žiūrėdavo pro langus, kadangi langai ten dar ir balanas dažnai degindavo. Jeigu tik tai gavėnios ar advento metu lošdavo kortom arba gerdavo, tada jo būdavo skandalas. Tada jis įlėkdavo į vidų ir su ta lazda viską braukdavo. Tai pasakodavo jaunimas, kur kas, sako, ir per langus, ir po lovą, ir ant pečiaus, visur slaptydavosi, o jis, nesiceremonydavo. Ir svarbiausia, kad perlojiškiai nepyko, jo bijojo, bet ir gerbė kartu. Šopara iškėlė iš Perlojos 919 metų rugpjūčio mėnesį. Ir jis buvo įvairiose vietose, Vilniaus krašto vietose, paskiau susirgo ir atkėlė jį į Akmenį. Tai jo šeimininkė, jau karo metais, kai aš ten dirbo mokykloje, pasakodavo, sako, dar klebonas paeidavo, tai išeina jau iš to pirkio, sako, atsisuka Perlojos pusėn, susideda rankelas prie burnos ir sako, Perlojėla, au. Ir tos senos moters akyse ašaros. Ir vis dėlto prisiprašė, kad jį mirt atvežtų į Perloją. Taip ir atvežė, ir jis 31 metais ten ir mirė ir palaidotas dabar šventorių, nes už didžiojo altoriaus ten viduj. Kitas Perlojos klebonas, Leonas Petkelis, taip pat daug nusipelnęs lietuvybei.
Jis buvo didžiausias Perlojos šaulių organizatorius ir įkvėpėjas. Priešams užpuolus kartais pats griebdavosi ginklo. Šaulių veiklai aukojo viską, mirdamas tepaliko 5 litus turto. Nors mirė Pivašiūnuose, jo palaikai, vykdant Velionio valią, buvo perkelti Perlojon ir palaidoti su didžiausiom kariškom iškilmėm šventoriuje šalia savanorių. Aš apie tėvelį žadu parašyti atsiminimus. Brolis bandė, dabar aš, kadangi tėvelis iki šiol ir išliko mums toks nepažintas pasaulis. Ir kai dabar aš suvokiu, ir sudėtingas, ir labai dramatiškas. Bet vaikams mums jis buvo pats geriausias, gražiausias ir protingiausias. Va toks ir išliko. Toks ir išliko. Jis mums ne pasakas pasakodavo, o kaip tik, klasikinių kūrinių siužetus. Charakterizuodavo personažus. Mes, pavyzdžiui, ir Senojo ir Naujojo testamento veikėjus ir įvykius pirmiausiai iš jo sužinojom. Jis pats mums pagėdodavo ir atskirus mišparo posmus, dar ir dabar kai kuriuos prisimenu. Deklamuodavo eilėraščius. Jis buvo, kaimiečių vaikas, bet ne žemdirbių prigimties, taip kaip ir visi marčiuliai. Jo tėvas, mūsų senelis ir seserys. Aš atsimenu dar pokario metais, kai parvažiavau čia iš Vilniaus atostogų, taip kalbėdavom mes, o kalbėdavom labai dažnai apie viską, apie gyvenimą, susėdę visi 4 vaikai. Tai sakydavo, sako, aš visą gyvenimą norėjau skaityti knygas ir galvot. Skaityti knygas ir galvot. Ir dėja jam taip ir nepavyko. Bet dabar, kai aš galvoju, jis mums įdiegė, turbūt pats visai negalvodamas apie pedagogiką ir kitus dalykus, 3 tokias didelės vertybės. Norą žinot ir apie gyvenimą, ir apie žmogų. Paskiau labai stiprų namų, šeimos jausmą ir nepakantumą, bet kokiai neteisybei, melui, falšui. Jis rūstokas iš pirmų žvilgsnių, bet užtekdavo jam pakalbėti ir nusijuokti, jis labai gražiai juokdavosi ir tiesiog prikabindavo širdį. Juozas Lukoševičius irgi buvo caro armijoje, kariavo ir paskui 18 metais, čia vasarą, kartu sugrįžo su kitais. Jis irgi buvo tam apsaugos būry. O vėliau, kai susikūrė ta Respublika, jis tvarkė, vadovavo būriui maždaug iki 20 metų rudens. Nes tada tas Perlojos būrys arba Perlojos Respublikos kariuomenė buvo perorganizuota į Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rinktinės būrį. Kai prasidėjo antras karas, po antro karo, koks tolimesnis likimas? Sūnus 2 išėjo į mišką, partizanai buvo, žuvo. Jis su šeima išvežė į Sibirą. Man ir dabar akyse tas vaizdas, kai Lukoševičius paskutinį kartą lankėsi pas mus namuose. Su tėvu jie, kai susitikdavo, visada prisimindavo, kaip jie Perlojoj tvarką darė, kaip buvo gera, kaip gražu, kaip smagu buvo. Abudu mėgėjai dainuoti. Tai būdavo pasakoja švenčių kokiu metu, ar tai nauji metai, ar vasario 16, kaip Perlojos šauliai susirikiavę, išsirikiavę su vėliava, eidavo visom gatvėm, patraukdavo prie tilto ir čia ypatingai garsiai šaukdavo ir dainuodavo, kad tiesiog tiltas drebėdavo. Lenkų sargybiniai visada jau įsitempę tada žiūrėdavo. Ta paskutinį kartą maždaug prieš 6 ar 7 metų, kai jis buvo pas mus atėjęs, nežiūrint visų negandų ir jo jau
tokio amžiaus garbingo, aukštas, tiesus, pasitempęs. Paskui aš jį palydėjau, pati prie buvusio tilto sustojus, ilgai žiūrėjau į buvusios Lenkijos pusę. Palydėjau dar toliau iki pat Vytauto paminklo ir ten jau mes abudu pasibučiavom, atsisveikinom, atsiskyrėm. Daugiau aš jo jau ir nemačiau. Paskutinė kova su Lenkais buvo 1923 metais vasario 26 dieną. Paskutinė kova buvo. Perlojiečiai buvo pakviesti išvaduoti Klaipėdą. Šitie vyrai grįžę iš Klaipėdos išvadavimo labai pergyvenau, kadangi Perloja buvo per pusę perskirta. Išvesta demarkacinė linija. Ogi ten liko jų seserys, broliai, žemė. Jų tikslas buvo kaip nors išvyti Lenkus iš Perlojos. Vasario mėnesį 26 dieną buvo šalta, Merkys dalinai buvo šalęs. Į Perlojiečių nakties metu pasiruošė ataką. Pasigirdo vado Kazio Tumpos komanda ir užvirė pragaras. Šūviai, sprogimai, šauksmai. Žuvo daug priešų. Galvas sudėjo ir 2 perlojiečiai – Vincas Kaminskas ir Adomas Dabrilka. Lenkai juos sumetė į duobę, bet vasarą perlojiečiai sugebėjo žuvusių kūnus išgauti ir palaidoti šventoriuje. Laidojo labai garbingai, net kastuvo nenaudojo kasant durų. Skaitė pažeminimas, kasant kastuvo, kasė rankomis, šalmais. Ir visą laiką, kaip matot, perlojiečiai sugebėjo tuos savo didvyrius išsaugoti ir šitų 50 metų eigoje visgi jų kapai nebuvo išniekinti. Lenkų laikais Lenkų kariuomenė stovėjo vienam gale tilto, o Lietuvos policija reiškia kitam gale tilto. Lenkų reiškia realiai ta višta ant stulpo buvo iškelta, reiškia ir jų vartai. O Lietuvos buvo Lietuvos gerbas ir lietuviškas stulpas stovėjo. Ir sargyba, kada žmonės eidavo, net kratydavo, ar nesnešiko. Kai krėsdavo ir jeigu rasdavo? Rasdavo, reikėjo atsidėti. Gauni kokius, už tabako kelis lapus, gaudavo iki 3 mėnesių. Kalėjimų, buvo duodavo kalėjimų. Ir atima, tą viską. O lietuviai, kada neša čia kokias skaras, petaitės, ką mes vis sakom, iš drabužių, irgi atima. Bet, kalėjimą jau tep nepasidu, bet būdavo tačiau viskas ir prapuola. Ir už politiką sėdėdavau, čia tokius Stoškai sėdėjau. Ir dukra, sėdėjo 2 sūnus ir tėvas. Net jau čia reiškia Lietuvos su politiku buvo. Tai už kokią politiką sėdėjo? Lietuviam dirbo. Gyvendami Lenkų? Gyvendami, reiškia lietuvių naudai, rinko žinias iš čia po Lenkiją važinėdami, ir Lietuvom duodavo. Čia pas vienu rado merginų kasom supinta. Reiškia, jie paėmė ją ir. Ką jie rado kasom? Kasom supinta, slaptus, tas žinias surašytas, kokias dokumentas. Jeigu negalėdavo pereiti per tiltą dėl kokių priežasčių, ar būdavo, kad eidavo kitais keliais? Eidavo buvo tokios brastos, kur negilu, brisdavo ir eidavo. Jei nori slaptai. Būt perina tokius, pervė daugiausia tai žydai. Bet žydai, žinai, per vandenį bijo bristi, tai guminę maišanį pertraukia jį ir gerai užmoka ir žmonės rizikuodavo. Čia buvo Švedijos, kupčius. Užpirkęs labai daug Lietuvos medžių ir visus priveždavo žmonės arkliais prie Merkio krantų, kur numato, o ten aukščiau buvo čia vis sandėlys, visus Merkin ricina.
Tai jau, kada jau laisvas merkys buvo, tai laisvai medžius plukdė. A kada buvo rubežius, tai surištus medžius plukdė. Visas laikas lovi savo kraštu, o jeigu patenkin šitą kraštą, jau Lenkai atsima lovas ir dar net du nušavė Lenkai. Atimdavo. Vienu per Luiškį, kitų iš Kaibučių. Tokio kaimo. Vienas čia per Luiškis net šaulys buvo. Tai už ką nušovė? Už tų medį. Jis nenorėjo atiduoti to medį, tos lovos. Nu, kokios 6 raštai surišta. O, surišti ir dviesnai žmonės sėdi, vienas ant priekio, kitas ant užpakalio ir su gyrė. Iki Nemuno nuvarai ir atėniau Nemunan, ką priima, tu šitas, tada jau ten sielius rišdavo. Sunkus buvo rubežius, tai Lenkai spaudė rubežių gerai. Davė leidimus, ėjom per tiltą. Tiltas buvo, dar aš buvau nedidelė, tai matau, kaip tėvukas parvažiuoja. Vežagi. Toli buvo jo sklypas, tokia salovartė, tai netoli. Tai parveža vežimą, ar lietus, ar saulė, ar kas, ar klystrypia, o čia jau vartai uždaryta. Buvo čia Lenkų vartai ir lietuvių vartai. Mano mama ir vyresnės seserys dirbo laukus tenai, o tėvukas parvažiuoja ir stovi su arkliu. Tai bėgdavau čia, atbėgdavau šiton stražnicon ir prašiau, kad atidaryt vartus. Nu tai jau kaip paklausau, būna nustatytos valandos, kada atidaryt, bet jau kaip atbėgi prašyt, tada atidarau. Perleidžia ir vėl išdarau. O kaip ir aš jau dirbau, pareidavom, o jie paskirtos buvo dienos. Paskirtos dienos buvo, kad dukratą daryti. Atsiveda savo kokias moteriškį, iš Varėnos net parsiveža, tokių pas mus nebuvo, Lenkijai. Turėjai tokias Plitinovas, turėjai savo žmoną, tai tą atsiveda. Nu ir į būdelę tada kiekvieną veda po vienos ir krato, jau moteris viską iškrato. O viskas nuo vartų tų iki būdelės eilutė, kaip čia prie kokio tualeto. Eilutė. Tai kaip tik tai sėdi moteris tenai, mato, jau žino, kad jie skries. Tai kas ką turi, tai meta po tiltą. Ir išmeta savo. Vien moterį pakratė, išrengė pakratė, tai tą padarė juoko. Išėjo ir su baltiniais. Ir eina. Kareivinės kur tos buvo? Kareivinės, va čia buvo kareivinės. Kur mūsų namas ant tų pačių pamatų. Nu, kaip išbėgo jau Lenkai, tai tada mes jau mums buvo labai keista, laisvai vaikščiojom, tas ir būdelės nuribino, ir vartai nuėjo, viskas laisvai. Tada jau pamilo mane va šitas vyras, kur stovi. Aš apie karą taip sužinojau. Mes plukdėm medžius šitoj upė. Ir prie Merkinės, prie Druskininkų to tilto, tai tokios lankos yra. Tai mes buvom sustoję, jau ten iš vakaro pritėmimus, tai mes ten nakvojom. Ar ryte auštant, saulė tekant, reiškia vokiečių lėktuvai, reiškia, bet mus tai neapšaudė. Bet kada mes buvom, tai gal 20 darbininkų vyrų, ir tos prysus buvom sustatyti ap tokio kaip kugeliu. Nu ir va lėktuvai, žyt tik tais praskrenda, bet nešaudė mus. Laužas mūsų kurinos didelis, tada vieni sako karas, vokiečių lėktuvai. Kiti sako, čia maniebrai kokie reiškia, nu, kad iš po nakties jokių žinių nebuvo. Tada mes į Merkinį pasėjom ant Merkinės kryžkelių. Ir mūsų akivaizdoj Merkinį subombardavo. Kaip atrodė šita pusė Perlojos, kai jūs atėjot čia, kai karas dar buvo? Iš vakaro, kai sudegino, čia puolai rusų armija, kareiviai reiškia vokiečiai, už vokiečiai iš ten mušė. Nu ir paskiau jai bėgdami čia viską išdegino. Vokiečiai. Šit kiek buvo čia visų, nu palauk, kas čia liko. Ant kalno čia vyko viena pirkaitė, paskiau tik gal ten galan viena liko. O čia visus sudegino. O kokios pirkaitės tada stovėjo? Nu vis tokios paprastos, kaip ir mano tokie namelėje. Miestelis čia viskas išdegina. Einam šitoj pusėje Merkio pažiūrėti. Tai jau tiltas nutrauktas, bet mes čia kaip nors perėjom, apėjom čia visur, čia grūksta, viskas dega. Dar pamatai dega.
Ir gyventi reikia, ir statytis reikia. Kokie 40 ir 41, kokie jie buvo Perlojoje? Sunkus metai buvo. Labai Sunkus. Labai visi buvo baisiai morališkai prispausti. Viskas, kada atėjo rusai užvaldė, tai visur jie ir pradėjo savo pirmiausiai įgyję ir pradėjo savo tas komunistinės idėjas skleisti visur. O kas baisiausia buvo 41 metais prasidėjo trėmimai tie. Tai buvo pats baisiausias, pats siaubingiausias jau jų tas atliktas darbas. Nes aš labai gerai prisimenu, mūsų šeima irgi buvo užrašyti išvežti ir buvo perspėję, čia toks Navickas Adomas ir su Aleksu Jonyčiu ėjo, jie buvo veikėjai tuometiniai. Ir pamatė prie kelio, mano tėvas dirbo laukuose, sako, pasakykim Antanu. Navickas sako, padarėm ir tegul būna. Man šitą pats tas Jonytis pasakojo, jau sugrįžus iš tremties dabar. Sako, padarėm ir tegul būna. Ne, sako, aš pasakysiu. Ir pasišaukė, sako, žinai, Antanai, 3 dienas dirbk, dar kai dirbės, o jau, sako, po 3 dienų, sako, dėkis kur nori, tavi veš. O po 3 dienų turėjo būti tas lemtingas sekmadienis, kada prasidėjo karas. Atsimenu, parėjo tėvas, pasakoja, verkia visą šeimą. Baisus dalykas. Tėvas mano buvo, jis visą laiką labai giliai tikintis, bažnyčios komitete jis buvo visą laiką renkamas. Karštas patriotas buvo Lietuvos. Ir tais keliais ir aš bandžiau eiti. Nors dar galbūt gerai nesuvokdamas, dar 19 metais jaunuolis buvau. Bet vis tiek kažkokia tai, kaip čia pasakius, tėviškės meilė, tai jau, reiškia, ruseno manyje. Ir tuo pačiu, reiškia, jei myli tėviškę, tai nemyli priešo. Tuo pačiu vėlgi vyko ta baisi, kaupėsi neapykanta ne tiek tiem rusam, kiek šitiem mūsų Lietuvos išdavikam šitiem, kurie išdavė tautą. Juos kitam negalima vadyti, tai išdavikai, tie stribai visi. Tiem labai kilo neapykanta didelė, ir tokiu būdu čia mes su kaimynu, su draugu, vienmečiai, vienminčiai, su partizanais ryšį turėdavom, susitikinėdavom retkarčiais, ir nutarėm, pasisiūlę buvom stoti išvis išeiti į jų gretas, išeiti į mišką, bet jie jau buvo pradėję nepriiminėti pirmo papuolusio. Sako, dar jūs galite gyventi laisvai, nėra reikalo lysti miškan, sako, kai reiks, mes jūs pašauksim. Sako, taip, padarom taip, sako, padarysit priesaiką, reiškia, pasirašysit ir kada reikės, mes jūs žinosim, mes jūs pasikviesim, jeigu reikės kada. Taip ir buvo padaryta, priėmiau tą priesaiką, užpildė lapelį, čia galbūt iš jų pusės buvo klaida, kaip jau dabar suprantam, benešant buvo užpulti tie partizanai ir kuris nešė, buvo sužeistas, kitas jo draugas žuvo, o šitas buvo sužeistas, kuris tą planšetę nešė su dokumentais. Jis bandė sudeginti, uždegęs buvo, bet ne visi lapeliai sudegė, dalis jų, kitų kampeliai tik tais atidegė, iššifravo, ir tada visus čia apie Varėną 40 žmonių areštavo mus. Vieną dieną tada suvežė prie Stributos būstinės, ten buvo tokia duobė iškasta didelė, maždaug namo didumo, metro gylio. Ir ton duobėn suvarė, susodino, laikė per dieną, saulė kepino, buvo karšta diena, nei atsigert, nei valgyt nieko. Visus ryte anksti naktį suėmė. Paskum toliau Vilnius, Lukiškės, atėjo korpuso viršininkas, perskaitė sprendimą Asoboj Soveščianėje, tas reiškia, kad nuteistas 10 metų lagerių, 5 be teisių ir 5 tremties. Taip ir baigėsi ta mano Lietuva. Tai, kad Respublikos dvasia spindėjo žmonyse, perlujiečiai tapo beveik visi prieš. Perlujiečių nukentėjo 380 maždaug 3 žmonės.
beveik nebuvo šeimos, kuri nebuvo liečiama politiškai. Ir visi tie, kurie išsimokino, stengiasi iš Perlojos išvažiuoti, negyventi Perlojoje. O mes žinom tai, kad gamta tuštumos nemėgsta, kažkas ją turi užimti. Ateina kiti žmonės, iš kitur atvyksta, kad ir aš buvau išvykęs kitur. O ir jiem atvykusiam naujai, Perlojos dvasia ta buvusi, tai svetima. Kada aš grįžau jau, tapau pensininku, parvažiavau į tėviškę, prasidėjo atgimimas. Kažkam tai reikia dirbti. Reikia žadint, prikelt tą Perlojų senoji dvasia, pabudint tuos žmonės, kad jie grįžtų į tą savo patriotinę, tiesiog taptų Perlojos patriotai. Na ir nebuvo kam. Tuo metu ir pradžią, pradėjom kartu mes tiesiog su Juozu. Ką jūs darytumėt, jeigu jums tektų pakartoti tą kelią? Jeigu tektų, tai aš manau ir vėl, aš pasirinkčiau tą patį, o tiem, kurie prieš mane buvo nusistatę, aš nejaučiu jokio absoliučiai keršto. Absoliučiai jokio. Negaliu nieko sakyti, nors jau čia buvo vienas žmogus, kuris ir prieš mane paliudijo biskį, akistatoj nepastatė man jo, kai parvažiavau, tai jis man siekė rankas bučiuoti. Sakau, žinai, prieteliau, sakau, kas buvo, praėjo, sakau, gal tu ir klydai, o aš sakau, ką man davė, aš atkentėjau, aš tau jokio keršto nejaučiu. Jau jis miręs, tas žmogus, jo nėra. Niekam keršyt nenoriu ir nesiūlau, jei kas tai ir galvotų, nesiūlau keršyt. Tačiau, kaip ir visur sakoma, ir aš to laikausi, teisybė turi būti. Teisybė turi būti. Teka, šviesi saulė, teka, šviesi saulė per girelį, teka, šviesi saulė per girelį, šovė, kareivėlis, šovė kareivėlis, ingliapelį, šovė kareivėlis, ingliapelį,
balasalis, atsimušė jo balasalis pas mergelę. Atsimušė jo balasalis pas mergelę. Oi mergelą, lelijėlą, oi mergelą, lelijėlą, duok žodelį.